Antanina, dabar už mano nugaros kita veislė, Rois, taip pat naujiena 26 metų. Kalbant apie šią naujieną, tai aš šiek tiek irgi turiu patirties, nes mes ją praeitais metais jau testavome mūsų privačiuose tyrimuose ir demo laukuose. Ir mano pastebėjimas buvo, žiūrint į tai, kad praeitį metai buvo tikrai išskirtiniai su savo šalčiais, kad reakcija į šalčius buvo minimali. Kas mane labai imponavo, tai kad mūsų demo visame lauke tai buvo derlingiausia veislė, kas akivaizdžiai ir matėsi, kad taip gali būti. Ir dar labai patiko tai, kad po derliaus nuėmimo, žiūrint į ražienas, jos buvo žalios, lyginant su kitomis veislėmis, kurios buvo šalimais. Tai parodo tai, kad vis tik tai veislė yra tikrai sveika. Šie metai vėlgi mes ją turime kaip naujieną. Ką galėtai pasakyti iš savo pastebėjimų? Kas liečia veislę Roisą, tai šią veislę mes liečiam jau, kaip pasakyti, ne pirmi metai, testuojame, žiūrimės ir tą, ką mes matome iš bandymų, iš tikrųjų mums įrodo, kad tai yra tikrai itin didelio derlingumo potencialo veislė. Nepaisant to, ką mes testuojam, tarkim, ar ne, testuojam kompensacinį ar ne veislės potencialą, streso faktorius ir visa kita. Roisas numeris 1 pagal derlingumą. Žiūrim, ar ne, sėjos datas ir visa kita. Roisas pagal derlingumą numeris 1. Žiūrim, tarkim, ar ne, žiūrėkim į oficialius bandymus, jie yra labai svarbus, nes tai yra mūsų klimatiniam sąlygom ir mes esam nepriklausomi nuo rezultatų. Žiūrėkim, ar ne, į Estiją, žiūrėkime į Lietuvos oficialius bandymus. Roisas buvo iš tikrųjų itin gerose pozicijose, tiek derlingumo atžvilgių, tiek aliejingumo, kas irgi labai yra svarbu ar ne ūkininkams. Turint omenyje, kad Roisas taip pat buvo Lenkijos bandymuose ar ne oficialiuose, kas liečia veislės sveikatą, tai įdomus dalykas yra tai, iš tikrųjų, kai kalbant ar ne apie veislės sveikatingumą, neužtenka tik tai žinoti ar ne tų įprastinių tų mūsų ikonų, nes tai yra tas pats atsparumas fomozė ir men7, bet nepaisant to mes matome, kad veislės sveikumas yra iš tikrųjų vienas geriausių imant mūsų krepšelį. Tikrai labai gražus žali stiebai, turiu daug nuotraukų iš kolegų iš pernai metų. Tikrai nebuvo problemų su tom ligom, kuriuom mes atsparumų neturim. Tai yra pakankamai tolerantiška verticiliozei. Sakyčiau, itin gera stiprybė šios veislės. Plus ši veislė yra taip pat testuojama kitose šalyse ir rezultatai taip pat kaip ir Baltijos šalyse yra topinėse pozicijose. Labai geras apibūdinimas ir tas sveikumas, visi supranta, kad žalia ne tik šiaip gražu, žalia tai vėl leidžia galimybę turėti šiek tiek ilgesnį langą grūdų formavimui, grūdų brandinimui, kas kiekvieną dieną papildomai mes turim vis didesnį derlių. Visas derlius yra saugus dėka žalio stiebo ir atsparumo ankštų atsidarimui. Tai ką, Rois, dar vienas geras patikimas pasirinkimas. Tikrai taip.